Ant stalo turime pultelius, vienas iš jų originalus pultelis Aprimatic, jis jau nebegaminamas ir šalia HRmatic 4 pultelis. Šitas HRmatic 4 pultelis gali nukopijuoti visus kodus iš Aprimatic pultelių ir turės tokius pačius kodus ir tokius pačius dažnius. Tai yra, kad jį reikia pririšti taip, kaip ir Aprimatic pagal instrukciją, bet šitas pultelis HRmatic turi dar vieną puikiausią savybę. Jis gali pats prisirišti be meistro pagalbos. Aš dabar viską parodysiu, nes šita automatika būtent, jinai turi tokią galimybę susikalbėti, jeigu tas pultelis jau nukopijuotas iš originalo. Tai dabar parodysiu. Įvedame programavimo būseną. 1, 2, 3, 4. Šitą spaudžiam, šitą 4 kartus spaudžiam ir atleidžiam. Pultelis įėjo į programavimo būseną. Statom, tarkim, taip. Pradėjo greitai mirksėti ir įrašysim į šitą mygtuką. Tai dabar šitas mygtukas jau turi kodą. Ir dabar patikrinsim. Spaudžiam analizatorius, spaudžiam mygtuką, jis rašo, kad atleisti ir rašo name Aprimatic code rolling code. Tai jis tapo dabar rolling kodu būtent Aprimatico. Tai dabar, kaip ir minėjau, kaip reikia pririšti. Kadangi mes nukopijavom šitą pultelį iš originalo ir šitas pultelis, tarkime, pririštas prie automatikos, tai tada yra galimybė pririšti be meistro pagalbos, kadangi ta sistema turi, kaip ir minėjau, distancinį susikalbėjimą arba bendravimą su pulteliais būtent iš Aprimatic šeimos. Tai tada atvažiuojam prie automatikos kuo arčiau, vartai arba šlagbaumas uždarytam padėtyje, nieks nevažiuoja, spaudžiam šitą mygtuką, užsidegė lėdas, jis dega pastoviai, bet mes neatleidžiam iki tol, kol lėdas pradės mirksėti. O kada lėdas pradeda mirksėti, mes atleidam mygtuką ir nieko nedarom. Dabar jis mirksės kažkur apie 15-20 sekundžių, po to nustos. Kada jis mirksi, jis perduoda visą informaciją nuimtą nuo šito pultelio į automatiką ir tą automatiškai programuosim. Matome, kad jis nustojo savo darbą, nustojo veikti lėdas ir dabar nuo to momentai, kaip užgeso tas lėdas, reikia būtinai palaukti ne mažiau negu 15 sekundžių, nieko nedaryti. Ir po 15 sekundžių galima paspausti mygtuką ir vartai turi atsidaryti. Į tai suveiks 100%, jeigu jūsų automatikoje dar yra atminties. Tai dar kartelį. Iš karto iš originalaus veikiančio pultelio nukopijuojam kodą į HRmatic 4 ir po to stovim prie automatikos, spaudžiam šitą mygtuką ir laukiam, kol neatleidžiam, užsidegs lėdas, laukiam, kol pradės mirksėti lėdas. Ir kai pradeda mirksėti lėdas, reikia atleisti ir paskui laukti, kol užges lėdas ir paskui po to dar reikia palaukti 15 sekundžių. Tikrai turi suveikti tas pultelis.